Nu ką, šalta žiema, netgi Zojos taip apsnigtos kai kurios. Tai pakalbėsime apie Zojos šildymą. Vat kaip važiuojant, kaip ten kas vyksta, vienu žodžiu, nes dalykas toks, kad vieni sako gerai šildo Zoja, kiti sako nešildo. Tai truputėlį paaiškinsiu, kame reikalas. O čia yra du pečiai. Vienas, kitas dar neišimtas. Tai būna dviejų klimato zonų tie pečiukai. Sakykim, principas beveik toks pat, bet dar prieš tai papasakosiu, kas čia buvo įvykę šitam vat pečiui. Subirėjo šilumos siurblys ir tiesiog šitų radiatoriukų, nes yra du kontrai, šaltas, šiltas. Tiesiog tie košės privarė, nebeišploviau, iš tikrųjų bandžiau, bet nebeįsiplovė, tai tas pečius taip ir liko tokiam va išardymui. Tai čia va pačioje yra šiltas kontūras, matosi. Ir, dar neatsakau, ir yra 12 voltų šildymo tienai, va čia va, matas, tokie va laidai, rėlės. Tai prie nuo šilumos siurblio to radiatoriuko dar šildo papildomai tienai, bet yra 12 volčiai. Tai va, kame reikalas. 12 voltų jie čia, galiu pasakyti, iki 0 gal dar jie ir kažką šildo, gal taip dalinai, bet jeigu daugiau šalčio, tai čia jie šilumos siurblys neveikia, tai žiemą čia važiuoti sudėtinga. Bet mes turime kitokių pečių. Šitą mašiną su trečia klimato zona, su aukštos įtampos tienais. Tai sakykime, yra, va matom, tas pats pečiukas irgi, šiltas kontūras, šaltas yra ten kitur, dabar šnekam apie šildymą. Tai vat, matosi, ateina iš inverterio aukšta įtampa, geltonas laidas, ateina 400 voltų, jungtis į pečiuką, irgi oranžinis laidas, 400 voltų. Dar toks biški papildomas įžeminimas netgi. Ir čia jau šildymas vyksta aukštesnė įtampa, ta prasme, 400 voltų, ne 12 volčių tienai. Ir tiesiog, jeigu net ir neveikia šilumos siurblys, tai praktiškai, nežinau, man šiemet teko netgi prie -20 su neveikia čia siurbliu ir aukštos įtampos tienais važinėti be jokių problemų. Tai va, čia matos, eina truputėlį, čia jie kitaip jau atrodo, tie aukšta įtampa, kitokie tienai, palyginant su anais, kur rodžio laidėlis 12 volčiais. Tai va, ir čia prie gero minuso tiesiog šildo be jokių problemų. Todėl ir taip ir vairuotojai Zojų taip ir kalba, kad va, tai blogai vienam šildo, kitam gerai šildo. Tai kame reikalas? Jeigu su 12 volčiais, tai tam gerai blogai šildo, jeigu -10. O pas kitą, jeigu aukšta įtampa tienai, jokių problemų. Važiuoja ir vargo nemato. Tai vat ką siūlyčiau. Siūlyčiau perkant tiesiog, jeigu yra pasirinkimas
su aukšta įtampa tenai ir 12 volčiai. Nu tai aš rinkčiausi, aišku, šaltų kraštų šildymą geriau. Kas ten žino, šalta, šilta bus kitais metais. Da šiemet reikia pragyventi. Tai va toks būtų patarimas, kaip išsirinkti. Tai ir prižiūrėkit šilumos siurblius, nes jeigu drožlės išnešioja iki šitų radiatoriukų, na tai išplaut sudėtinga. Tiesiog keitimas geriau. Tie blokai visi nėra brangus, aišku, tik panelę reikia išlūp, bet tada bus negeriau visą tą kelmą. Pakeitę būdų kontūrai iš karto. Na, aišku, reikia žiūrėti pagal būklę, kiek ten tų drožlių. Pakliūva, nepakliūva. Visaip gali būti. Tai va toks žiemos variantas. Nu ir dar gal kelsiu video, kaip man sekės prie 30 šalčio važiuoti. 31 gal ten buvo, nežinau, suzuoja jokių problemų, kas planuoja įsigyti, tai jeigu per 30 važiuojam, tai prie daugiau jau gal ten ir nereikės šalčiau važiuoti, pasileidžia be problemų, nereikia net bijoti, pasileis, nepasileis. Vienu žodžiu, tai vat, da prie tą pačią gal prijungsiu tą video, kaip važiavau prie 31 ar prie 30, dabar nepamenu to šalčio, nes neseniai čia buvo, dabar truputėlį jau atšylo, tai va vargsiu su tom šildymo sistemom toliau tvarkyti. Nu, bet ką padarysi, visas mašinos genda, tai tiek. Dar biškį apie tas klimato zonas papasakosiu praktiškai. Sakykim, dabar pasileidžia mašiną. Vat. Įjungiam. Na, sakykim, kiek čia įjungiam dabar. Padarom 20, sakykim, va čia. Ant dviejų brūkšniukų. Šildymas įjungtas. Čia trečia klimato zona. Tai ta prasme yra šalčiausia. Trečia zona ir pagal viską dabar turėtų veikti kompresorius jungtis turėtų. Bet kažkodėl jisai nesijungia. Va. Kompresorius tyli, bet dabar nežinau, reikia gal su termovizorium parodyti. Bet tuoj tenai sušils tie vat 400 voltų ir šildys tais tenais. Ir tik tai, kai mašinai reikia, ta prasme, nuo nulio mašiną įšildo tenais saloną ir siurblys tik tai, jeigu kada reikia, jis tai įsijungia. Jis dabar, pavyzdžiui, neveikia, nors jisai nesugedęs, viskas su juo tvarkoj. Vien žodžiu, tai vat čia eina toks trečioj zonai, taip eina su nuo 20 metų mašinom, bet su naujesniu priekiu. Nes va, dabar jau sakykim, turėtų. Nu va, jau iš karto va. Oras šiltas, kompresorius neveikia, tenai šildo. Ir dabar nuveisim prie kitos mašinos, kur šilčiausia klimato zona pirma. Ten mašina bus iš Italijos ir ten bus kitoks veikimo principas, paaiškinsiu. Dar gavom naują siurblį, rašo Renault, toks kodukas. Žodžiu, jeigu kam jau sraigė visai subyra,
Tai nežinau. Aš skaitau naujas, tai yra naujas vis tiek siurblys. Kaip sakant. Tarnaus tada ilgai, jeigu bus freono kontrolė pagal reglamentą, kaip priklauso, kad niekur neleistų. Nu, kad ir sninga, bet vis tiek parodysiu. Temperatūra ta pati, kaip anai mašinai buvo su iš šiltos klimato zonos. Tai dabar sakykim taip, pajungiam irgi, 20 laipsnių padarom. Taip, čia tie 2. Ir čia girdisi jungiasi, čia pasakysiu, yra taip, mašina iš Italijos, šilčiausia klimato zona, 1. Ir jungiasi, girdisi irgi 12 volčiai tėnai, ne 400, bet 12 volčiai čia. Bet iš karto jungiasi ir siurblys. Vat. Ta prasme. Dabar. Va, iš karto. Va, jau šyla. Tas šiltas turi būti, tas turi apšerkšnyti, atsišildyti. Žaisim čia į vidų, pabaigsiu papasakot. Tai vat, tuo ir skiriasi, ta prasme, kad kur šiltos klimato zonos, 1 ta zona yra šiltiem kraštam, tai jis tiesiog 12 voltų tais teniukais bando kažką biškį kompensuoti tą šildymą ir tuo pačiu iš karto visada jungiasi šilumos siurblys. Tai važiuojant iš tikrųjų pajutau irgi, kad prie didesnės šalčios šitą mašiną yra biški šalčiau važiuoti negu kur šaltiem kraštams skirti tie galingesni tėnai tai yra. Tai žinokit, kai kam, kad galbūt ir tokie tėnai, tai siūlyčiau rinktis šiltesniais, kad daugiau šildytų ir matosi net, parodysiu per termovizorių, irgi jau šiluma eina. Čia irgi prašyčia. Šilumėlė, čia tas įjungtas ar ne? Įjungta irgi. Tai va, čia irgi iškart, bet čia šyla šilumos siurblio pagalba. Tikiuosi kažką supratot, ką aš čia bandžiau paaiškinti. Kodėl taip yra, kad vieniems šilta, kitiem nešilta važiuoti su Zoja. Taip pat šiuo atveju su šitą, sakykim, biškį lyginant, gaunas šalčiau važiuoti, bet kaip sakant, kentėti galima. Tai va, tokia informacija. Žiema žemūžė. Gal kam įdomu, kaip žiema prie -29 elgėsi Zoja. Netgi -30 rodė. Nežinau. Pasileidžia kaip ir vasarą, sakykim. O daugiau nematau jokio skirtumo. Nežinau, šildo, važiuoja. Gal tik tai biški vėsiau važiuot, sakykim, gal to šildymo mažokai, bet, kaip sakant, į ledą nesušalsim. Nežinau, nematau problemų, net -30 rodo. Tai nežinau, nematau problemų kažkokių, tai kad ar kažkas tai čia ne tai būtų, ar ką, važiuoja ir viskas. Baterija, aišku, gal greičiau turėtų siekti, bet, kaip sakant, tikslą įmanoma pasiekti. Tai va, tokia trumpa apžvalgėlė apie žiemą.